Kiekvieną rudenį, filmuodami maltiečių globojamus ir maitinamus vienišus senelius, aplankydavome Vilniuje gyvenančią Reginą. Pradžioj, kada pasiūlė sriubą man, socialiniai darbuotojai, mane liktai įžeidė. Kaip čia dabar gali būti žmogus visą gyvenimą pradirbęs ir uždirbęs pensiją ir dabar tau kažkas tai malonės, nes mano charakterį aš visada kažkam padėdavau. 88 metų, užaugino 2 vaikus, dukra mirusi, sūnus neįgalus, buvusi akušerė. Kaip pati sakė, į gyvenimą priėmiau per 1000 vilniečių. Regina seniai buvo tapusi maltiečių programos Maistas ant ratų veidu. Jos nuotrauka puošė šios akcijos plakatą. Jos pasakytus žodžius norėjosi cituoti. Žmogaus širdis niekada nesensta, tikino mus optimistė. Kūnas sensta, paseno, bet širdis raukšlių neturi. Šį pavasarį Regina mirė. Mantas, jau daug metų kelis kartus per savaitę vežiojantis maistą Vilniuje maltiečių globojamiems seneliams, prasitarė, kad beveik kas mėnesį su vienu iš jų tenka atsisveikinti. Ne iki kito karto, o visiems laikams. Stengiuosi taip negalvoti, visą laiką su žmogumi atsisveikinu iki kito karto, nors dažnai tie žmonės kažkaip mėgsta paminėti, kad nežinia, ar tas kitas kartas bus. Dar ne taip seniai, kol buvo sveika, buvusi prekybininkė Vanda mėgo keliauti, važiuoti į svečias šalis. Po pirmojo insulto prieš 6 metus pasikeitė viskas. Paskui dar 2 insultai. 1,5 metų nesikėlė iš lovos. Gydytojai netikėjo, kad jį pradės kalbėti, galės vaikščioti. Pernai aplankyta, jį mums sakė. O dabar eisiu ir pašoksiu ir padainuosiu. Atsiprašau, nežiūrėkite, man sunku vienai gyventi, nieks pas mane nė draugų, neturiu nieko. Prisijaukinti balandžiai laukiant palangės, 2 kartus per savaitę ateinantis maltietis ir socialinė darbuotoja. Čia visi, su kuriais bendrauja iš namų nebeišeinanti moteris. Šiemet jos paklausėme, ko labiausiai trūksta. Gal galėtumėme jai ko nors parūpinti, dabar arba kalėdoms. Man netrūksta. Valgyt turiu, o Mantas man padėjo visada valgyt nešė. Ekrano apačioje matote eilutę su telefono numeriais. Padovanokite jiems savo lėkštę sriubos. Jums nereikės jos vežti. Tai už jūs padarys Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriai.